Miau, tuoj pamatysi. Kur? Sakoma, jog šuo panašus į savo šeimininką. Arba atvirkščiai. Nuo Palangiškių Vidos ir Vytauto Kusų bute tikrai galima aptikti į save panašų keturkojį padarą. Mat šuniškų fizionomijų čia daugiau nei 700. Buvom šunų paroda eilinį kartą, gyvų. Tarptautinė paroda buvo Kaune ir tada su vyru dar tik draugavom. Žodžiu, mes kažkiek atsiskyrėm, jis nuėjo į priekį, paskui susitikom, sako, tai tu vis dėlto nori šuns? Sakau, noriu. Ištiesė delną, imk, sako. Ir įdėjo, bet ten buvo tik mažyliukas šuo. Tai buvo tai pirmasis. Negalėdami standartinėme bute sutalpinti 2 vaikų ir gyvo šuns, Vida ir Vytautas savo meilę bei prieraišumą mieliesiems keturkojams išreiškė kaupdami unikalią šunų skulptūrėlių kolekciją. Anksčiau būdavo kaip, tiesiog lenktyniaujam, nuvažiuojam į naują miestą kokią nors, sakykime, ir einam po parduotuvės, ieškom šuns. Nes tai buvo problema, atrasti jų nebūdavo. O dabar tiesiog ieškom kaip, kad būtų įdomesnis. Na, žmona bišk prilaiko. Buvom Prahoj, mano akis įsiplėti, o mano uždėjo ranką, pasakė, ne, vieną, pasižiūrėk į pinigus. Nenugalimas noras įsigyti ypatingą ir niekur kitur neregėtą šuns statulėlę kartais iš šeimos biudžeto išvilioja paskutinius litus. O, pavyzdžiui, už paskutinius turėjom 40 litų. Jie kelis sykius po parduotuvę jau jį žiūrėjo, akis varvinau, sakau, duokit. Vis tiek parneš, vis tiek neišgins iš namų. Būna, ta prasme, širdies skausmas, kai matai labai gerą šunį ir negali jo įpirkti. Aš iki šiol turiu svajonę, tą, kurį mačiau Klaipėdoje, vienam baldų salone, tai buvo natūralaus dydžio dogas. Porcelianinis, bet iš tikrųjų labai natūraliai atrodė. Gintarinis nenusakomos kilmės kiemsargis, iš Amerikos specialiai atsiųsta porcelianinė palonkė, visa giminė metalinių, medinių ir net iš kalnų krištolo išskaptuotų takso šunėkų. Pasak kolekcijos šeimininkės Vidos, nėra tokios veislės šuns, kokios nebūtų tarp jos eksponatų. Šitie šunys turi savo kilmės dokumentus? Kilmės dokumentų ne visi turi, bet jie turi kiekvienas kortelę, kurioje yra aprašytas, yra spalva, yra aukštis, yra istorija, kaip jis atsidūrė mūsų namuose. Tikrų tikriausioje kartotekoje, kokia pasigirti gali nebent pripažinti muziejai, Vida kruopščiai registruoja kiekvieno lentynos naujakurio biografiją. Tam šuneliui nei daug, nei mažai virš 300 metų. 40 metų jis prabuvo pas vieną kolekcionierių Ukrainoje ir mums teko laimė, kad jis mums padovanojo jį. Čia yra rankų darbo. Kiekvienas šitas brūkšnelis tai yra rankom įbrėžtas. Akis yra natūralaus akmens kažkokio raudono. Pats mažiausias Kusų kolekcijos šunelis dvigubai mažesnis ir už 10 centų monetą. Didžiausias kol kas tas, kuriame laikomas neliečiamas šeimos kapitalas. Ir nekreipiant dėmesio į statulėlių įsigijimo kainą, visi šuniukai nepakartojami ir vienodai šeimininkams brangus. Yra praktinės naudos kokios iš šitos visos kolekcijos? Yra. Man atrodo, kad mumis jį apjungia dar labiau. Kaimynai sako apie jūsų kolekciją. Mūsų šunys labai drausmingi, labai ramus, niekam jokių problemų nesukelia. Mums taip pat.